Neatsakytas laiškas gali padidinti baudą per pusę. Viena savivaldybė šiuo metu svarsto naują baudų tvarką ir joje yra štai kas. Pradinė bauda – 12 000 svarų už elektros saugos pažeidimus, 20 000 už priešgaisrinius reikalavimus daugiabučiame nuomojamame name. Ir tada 50% priedas, jei galioja tam tikros aplinkybės. Viena iš jų – neatsakiusi laišką dėl įtariamo pažeidimo. Taigi 12 000 virsta 18, 20 virsta 30. Nuo 6 iki 10 000 svarų už tylėjimą. Tai viena savivaldybė ir kol kas tik pasiūlymas, ne įstatymas. Bet principas plinta, o tai pigiausias dalykas, kurį galite padaryti teisingai. Atplėškite laišką, atsakykite raštu ir pasilikite kopiją. O jei norite aiškaus atsakymo, kur stovite, mes jį duosime, nemokamai, be įsipareigojimų. O jei parduodate, padarysime tai už 1%. Kad ir kur keltumėtės, ten yra 100 Key Agentas.